Kad ir ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojimą paskolą iki 50 000 litų. Snoras, mano artimas bankas. Labas vakaras, pirmadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrite. Iškart trumpai apie tai, ką matysite šį vakarą. Šį vakarą žiniuose. Valstybinėje darbo inspekcijoje daugėja pranešimų apie nelegalų darbą. Gyventojai tapo aktyvesni ir pranešimų daugėja apie nelegalaus darbo, neteisėtų darbo apraiškas Alytaus apskrityje. Alytuje paminėtos pergalės prieš fašistinę Vokietiją 66-osios metinės. Alytaus rankininkai iškovojo bronzą. Loretos galerijoje atidaryta dailininko Vlado Vėlyvio tapybos darbų paroda. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu apie 40% padidėjo skundų ir pranešimų dėl nelegalaus darbo. Apie nelegalų darbą buvo taip pat dažniau informuojama Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo telefonu. Alytaus apskrities gyventojai taip pat nevengia pranešti apie nelegalaus darbo atvejus. Pranešimų dėl nelegalaus darbo daugėja ir Alytaus apskrityje. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjo Vytauto Gegužio, darbuotojai aktyviau gina savo teisės, todėl daugėja ir nusiskundimų. Nuo šių metų pradžios Alytaus apskrityje išaiškinti 7 nelegalaus darbo atvejai, nustatytas 21 asmuo dirbęs nelegaliai. Aš manyčiau, kad dabar gyventojai tapo aktyvesni ir pranešimų daugėja apie nelegalaus darbo, neteisėtų darbo apraiškas Alytaus apskrityje. Ne visa ta informacija yra informatyvi, ne visa jinai pasiteisina, tarkim, apie nelegalų darbą pasiteisina gal 50%, bet jinai yra, tokia informacija mes gaunam, visus faktus patikrinam ir ten, kur nustatom neteisėtą darbą, arba surinktą medžiagą perdodam Valstybiniai mokesčių inspekcijai, kur dirba be verslo liudijimo, arba ten, kur turėjo būti įforminti santykiai darbo sutartimis, surašom administracinio teisės pažeidimo protokolus. Į darbo inspekciją gyventojai kreipėsi ir dėl kitų aplinkybių susijusių su darbo klausimais. Nuo šių metų pradžios Alytaus skyrius gavo 90 įvairaus pobūdžio pranešimų bei skundų. Apie 80% jų pasitvirtino. Pranešama apie nesaugias darbo sąlygas, neteisingą darbo apmokėjimą ir kitus atvejus. Darbuotojai skundžiasi dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo, dėl galutinio atsiskaitimo nesumokėjimo, dėl darbo sąlygų, nesaugių darbo sąlygų, dėl neištirtų ar nekokybiškai ištirtų nelaimingų atsitikimų, dėl darbo sutarties vykdymo pažeidimų, tokie skundai būtų pagrindiniai. Kaip informuoja Valstybinė darbo inspekcija, visos šalies mastu pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, skunduose ir pranešimuose gautų bei išnagrinėtų klausimų skaičius išliko beveik toks pat per 500. Kur kas daugiau beveik 43% gauta anoniminių pranešimų. Alytuje paminėtos pergalės prieš fašistinę Vokietiją 66-osios metinės. Kaip ir kasmet renginio metu pagerbti likę gyvi veteranai, ant žuvusiųjų kapų padėtos gėlės. Renginio metu sulaukta svečio iš Rusijos Federacijos ambasados. Praneša Alius Mikelionis. Vasariškai šiltos gegužės 9-osios vidurdienį į Ulonų gatvėje esančių karių kapinę susirinko veteranai ir jų šeimų nariai, miesto valdžios atstovai. Prisiminti antrajame pasaulinėme kare žuvę kariai. Pagerbti gyvi likę karo veteranai, kuriuos kasmet šią dieną suvienyje pergalės prisiminimas. 9 мая для России, для всех стран, которые воевали против фашизма. Gegužės 9 Rusijai ir toms šalims, kurios kovojo prieš fašizmą, tą baisų laiką reiškia didelį džiaugsmą, tačiau kaip toje dainoje, su ašaromis akyse. Daug šeimų palietė karas, mano seneliai taip pat kovojo, todėl aš iš pirmų lūpų viską girdėjau. Dabar pateikiama vis daugiau dokumentų apie nacistinės Vokietijos planus, kuriuos jie norėjo įgyvendinti pavergtose šalyse. Kai supranti, kad tai nebuvo leista padaryti, jauti džiaugsmą ir pasididžiavimą. Renginio metu valdžios atstovai padėjo gėles ant žuvusiųjų kapų.
Kreipdamasis į veteranus, meras sakė, kad žmonijos istorijoje tai buvo bene daugiausiai aukų pareikalavęs karas ir vylėsi, kad ateityje tokio masto karai nepasikartos. Renginio metu sovietinius medalius švarko atlapuose segėjo vos keletas žmonių. Sovietiniai simboliai, kaip ir nacistiniai, yra draudžiami. Pasak Alytuje gyvenančio Stepo Radlinsko, valdžios atstovų dėmesio jie sulaukia nedažnai. Nelabai skiria. Jeigu važiuotai, jeigu yra šitie vadovai mūsų ten, tai jie skiria šiek tiek duoda kelalapius į sanatoriją gydomąją. Viskas, nuo daugiau tokia, jie buvo paskirta, pensija kariška, nu kadgi daugiau. Ant rankų nešios. Nešios ant rankų, ką. Privilegijos tokios, o paskui tai sugebėjo gyventi Kaunaudės. Antrojo pasaulinio karo metu žuvo apie 60 milijonų žmonių. Lietuvoje šio karo pabaiga laikoma antrosios sovietinės okupacijos pradžia, todėl nėra plačiai minima. Loretos galerijoje tapybos darbų parodą pristatė dailininkas Vladas Vėlyvis. Loretos galerijoje atidarytos parodos Pavasario melodijos dailininkas Vladas Vėlyvis, gimęs Alytuje 1948 metais, 3 metų su tėvais buvo ištremtas į Rusiją. Į Lietuvą Vladas Vėlyvis sugrįžo 68-aisiais ir dabar gyvena Vilniuje. Dailininkas alytiškiams savo darbus pristato pirmą kartą. Loretos galerijoje galima išvysti 13 paveikslų parodą. Tai naujausi dailininko tapybos darbai sukurti šiais metais. Aš eksponuoju šiandien savo tos kūrybos apie muziką, gamtos truputį, gėlių čia. Ir pristatau, kad pavasarį melodijas, pavasariškas tokia. Kokia technika atlikti darbai? Aliejumi, tik aliejumi. Aš mėgstu aliejų ir dabar daug kas su akrilu dirba, bet man akrilas kažkoks toks negyvus aliejus, o man toks jau čia. Nenoriu kitą bandyti, jau čia už tai, kad vienas dalykas, kad reikia kiekviena medžiaga reikalauja savo, tas išpildymą į patirties. Aš tengiuosi nors vis tiek eiti į priekį kažkur, ieškau, eksperimentuoju. Tapau kiekvieną dieną, sako dailininkas Vladas Vėlyvis. Jo kūryboje dominuoja meilės tematika, išreikšta drastiška siurrealizmo forma, turtinga simbolika, žmogaus ryšio su žeme ir kosmosu motyvais. Pagrindė dominuoja ir labai aš mėgstu tokia, kad kažkokia tokia kaip paslėpta su atvira simbolika, su filosofinė kažkokia patekstė, reiškia. Tokia kažkokia tokia išreikšti tokį gėrį. Nenoriu tapyti iš tamsiosios pusės. Mums ir tai pakankamai užtenka, bet nedarau, kaip jau sakiau, tos saldūnus, noriu stengtis, kad nors iš visoms spalvom. Dar priklauso nuo temos. Reikia gėlės spalvos, kada pagal temą jau diktuoja. Vladas Vėlyvis piešia nuo vaikystės. Dailininko darbai apkeliavę daugelį užsienio šalių. Iš visų Lietuvoje ir užsienyje surengtų personalinių parodų dailininkas išskiria ypač sėkmingą parodą įvykusią 2000-aisiais Šveicarijoje. Dailininkas sako jau nutapęs apie 4000 paveikslų. Vlado Vėlyvio parodą Loretos galerijoje Jaunimo gatvėje 20 aplankyti galima iki birželio 1 dienos. Toliau žiniose praėjusio savaitgalio kriminalinių įvykių apžvalga. Negausus kriminaliniais įvykiais buvo praėjęs savaitgalis. Užregistruota 11 nusikalstamų veikų, išaiškinti 68 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Šeštadienio naktį medikai pareigūnams pranešė, kad į ligoninę pristatytas 23 metų Miklusėnų kaimo gyventojas. Vyriškis teigia, kad apie 2 valandą nakties Miklusėnuose jį sumušė iš matymo pažįstami asmenys. Savaitgalio metu į policiją kreipėsi Mažeikių rajono gyventojas, pranešdamas, kad 8 miško pjovėjų brigada jo įmonei padarė nemenką žalą. Darbininkams buvo patikėtas turtas, tačiau atvykęs savininkas pasigėdo benzininio pjūklo 500 litrų benzino, 250 litrų tepalo ir 200 litrų dyzelinio kuro. Kas pasisavino Mažeikių rajono gyventojo turtą, aiškinasi policija.
Vakar Lietuvos rankinio lygos pirmenybių mažajame finale Alytaus rankinio komanda Almeida Stronglassas iškovojo istorinę pergalę. Alytiškiai po dramatiškos kovos palaužė Vilniaus ekipą ir iškovojo bronzą. Praneša Šarūnas Bedulis. Lietuvos rankinio lygos mažasis finalas pasiekė atomazgą. Bronzos medalius iškovoję Almeidos Stronglasso rankininkai perrašė savo klubo istoriją. Alytiškiai rezultatu 24-21 palaužė HC Vilnius komandą. Mažojo finalo seriją laimėję rezultatu 2-1 Alytaus rankininkai medaliais pasipuošė pirmą kartą istorijoje. Po rungtynių komandos vyrai neslėpė džiaugsmo. Nenusakomi žodžiais turbūt. Tai kažkas nepaprasto. Labai džiaugiuosi vyrais, vis tik tai šitiek metų, nuo 83 metų siekta prizinė vieta pagaliau įsipildė ir labai džiaugiamės, labai patenkintas visa komanda vyrais, sirgaliais, žmonė, kurie atėjo šitiek palaikyti. Labai, nuostabiai smagu. Įspūdžiai ko puikiausia, dar nespėjom jų, kaip pasakyti, apibendrinti, bet džiugesys, džiaugsmas, kad pagaliau Alytui tokios rankinio tradicijos ir tos tradicijos pagaliau apvainikuotos aukščiausios lygos bronzos medaliais Lietuvos. Taip, kad, man atrodo, mūsų svajonės šiam sezonui išsipildė su kaupu. Antrame kėlinyje alytiškiams pavyko išsiveržti į priekį 6 įvarčiais – 17-11. 52 rungtynių minutę Vilniaus ekipa skirtumą sumažino iki 2 įvarčių – 18-20. Tačiau alytiškius gelbėjo itin sėkmingai rungtyniavęs ir 8 įvarčius pelnęs Žygimantas Micevičius. Almeidos Stronglasso treneriai pergalės priežastimis įvardijo puikų žaidėjų nusiteikimą rungtynėms bei psichologinį pranašumą prieš varžovus. Sunkios rungtynės, mes taip ir galvojam. Aš daviau 50-50, bet vis tik tai mes šiandien buvom stipresni už juos. Padėjo visas kolektyvo susikaupimas, pasiruošimas, nusiteikimas žmonių. Ir darbas prieš penktadienį buvom susirinkę, visai vyrai apsikalbėjo, nusiteikė. Svarbiausias nusiteikimas buvo prieš rungtynės, visi nusiteikė, tik tai pergaliai. Visą laiką tikėjom, kad laimėsim, nes tą pasitikėjimą labai komandai suteikė gerai sužaistos varžybos atsakomosios Vilniui. Šių rungtynių teigiamo rezultato pagrindinė priežastis buvo gerai sužaistos varžybos sostinėje, kai vyrai patikėjo savo jėgom, patikėjo, kad nieko nėra silpnesni už HC Vilniaus klubo rankininkus, o netgi daugelį situacijų, daugelį epizodų pranašesni. Tas ir įvyko Alytuje. Labai noriu padėkoti žiūrovams. Dar nei vienoj salėje taip nebuvo tokio gausaus žiūrovų būrio ir tikrai didelę dalim šią pergalę skiriam taip pat žiūrovam. Alytaus ekipai Lietuvos rankinio lygos vyriausiasis teisėjas Tadas Jansonas įteikė 3. vietos laimėtojų taurę. HC Vilnius liko 4. vietoje. Per savo klubo istoriją vilniečiai 2 kartus tapo vicečempionais, o 2006 ir 2009 metais jiems atiteko bronzos medaliai. Alytaus Dainava Lietuvos futbolo federacijos A lygos išvykos rungtynėse rezultatu 2-1 laimėjo prieš LFF taurės finalininkę Gargždų Bangą. 33 rungtynių minutę įvartį Alytaus ekipai pelnė Virginijus Miknevičius. 73 minutę Dainavos pergalę nulėmė Eimanto Poderio įvartis. A lygos čempionate tai jau 4. alytiškių pergalė. Gegužės 11 dieną 18:30 Dainava Alytaus stadione susitiks su Šiauliais. Sekmadienį Alytuje buvo surengtas 2. Lietuvos automobilininkų sąjungos taurės etapas Suvalkai Alytus. Ralyje varžėsi 17 ekipažų iš Lietuvos ir 7 iš Lenkijos. Pirmi finišo liniją Alytuje kirto ralio absoliučios įskaitos ir laisvosios klasės laimėtojai Alytaus autoklubo sportininkai Mantas Gudžiauskas ir Tadas Danavičius, važiavę Subaru Impreza automobiliu. Antri finišavo Darius Saulevičius ir Laima Valikonytė. Trečiąjį nugalėtojų pakylos laiptelį užėmė pernykščiai ralio nugalėtojai Suvalkų autoklubo sportininkai Martinas Kopiško ir Vojtechas Ferencas, vairavę Toyota Celica. Tiek pirmadienio naujienų, dabar rytdienos orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote žinias, iki rytojaus. Šiandien buvo saulėti ir sausi orai. Šalia debesų pasirodžiusi saulė įdienojus orą sušildė iki 18-23 laipsnių. Pūtė nestiprus šiaurės rytų vėjas. Rytoj Lietuvos orus toliau lems anticiklonas. Žymesnių oro permainų neturėtų būti, nebent truputį pasikeis temperatūra. Kadangi šią naktį debesų bus mažiau, oras suskubs vėsti. Auštant temperatūra nukris iki 3-8 laipsnių šilumos. Silpnas nepastovios krypties vėjas lietaus debesų neatneš.
Ateinančią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje numatoma 5, Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje oras sušils iki 22, Kaune ir Klaipėdoje iki 21 laipsnio šilumos. Kad ir ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojimą paskolą iki 50 000 litų. Snoras, mano artimas bankas.